Sveiki, esu Karolis, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro profesijos mokytojas ir skubiosios medicinos gydytojas. Kartu su manimi yra Tautvydas, skubiosios medicinos pagalbos paramedikas bei profesijos mokytojas. Kartu su Tautvydu mes šiandien jums parodysim, kokius veiksmus atlikti, taikant pradinį gaivinimą tiek suaugusio, tiek vaiko, tiek kūdikio gaivinimo metu. Pradinis gaivinimas atliekamas tais atvejais, kai mes randame žmogų be sąmonės klinikinėje mirtyje. Šie veiksmai yra svarbus ir turėtų būti atliekami kiek įmanoma greičiau, siekiant išvesti pacientą iš klinikinės mirties ir taip išgelbėti žmogaus gyvybę. Jeigu randame gulinti suaugusį žmogų, pirmiausia, turėtumėm nebijoti prie jo prieiti. Įsivertiname aplinkos saugumą, prieiname prie paciento, klausdami, kas atsitiko. Jeigu žmogus neatsako, pajudiname pacientą, jeigu žmogus nereaguoja, kviečiamės aplinkinius į pagalbą. Įvertiname, ar žmogus kvėpuoja. Atlošiame žmogaus galvą uždėję vieną ranką ant kaktos, kitą ranką dėdami ant smakro. Atlošiame galvą, pridedame ausį prie kvėpavimo takų ir žiūrime į žmogaus krūtinės ląstą. Vertinimas turi užtrukti iki 10 sekundžių. Mes turime išgirsti, pajusti ir pamatyti, ar kilnojasi paciento krūtinės ląsta. Jeigu žmogus nekvėpuoja, esame vieni, turėtume skambinti 112 ir įsijungiame garsiakalbį. Jeigu aplinkinių yra daugiau, nurodykime konkretų asmenį, kad paskambintų numeriu 112 ir iškviestų GMP. Iškvietę GMP, įsijungiame telefono garsiakalbį ir telefoną pasidedame šalia gaivinamo žmogaus. Kad pradėtumėm gaivinimą, turime paguldyti žmogų ant kieto paviršiaus, ant nugaros, apnuoginti krūtinės ląstą. Vienos rankos delno pagrindą dėti krūtinės ląstos centre, maždaug spenelių linijoje, kitą ranką dėti ant viršaus, sukryžiuoti pirštus, pirštais nespausti krūtinės ląstos, rankas laikyti ištiestas per alkūnes, pečius virš gaivinamo žmogaus krūtinės ląstos. Atliekame krūtinės ląstos paspaudimus maždaug 100–120 kartų per minutę greičiu. Turime įspausti apie 5–6 cm gilyn, leisti krūtinės ląstai sugrįžti į pradinę padėtį, tačiau neatkelti rankų nuo krūtinės ląstos. Jeigu yra aplinkinių žmonių ir aplinkoje yra automatinis išorinis defibriliatorius, nurodome kažkam jį atnešti. Labai svarbu, kad mane atėjęs pakeisti žmogus perimtų krūtinės ląstos paspaudimus kiek įmanoma greičiau su mažesne pauze. Žmogus turi pasiruošti savo rankas, padėti virš manųjų ir sulig skaičium 3 perimsi krūtinės ląstos paspaudimus. Kai krūtinės ląstos paspaudimai perimti, įsijungiu automatinį išorinį defibriliatorių, išsipakuoju laidus. Automatinio išorinio defibriliatoriaus laidus klijuosiu taip, kaip parodyta paveiksliuke. Vienas klijuojamas kairėje pusėje apačioje, kitas laidas dešinėje pusėje viršuje. Įjungiu laidą į automatinį išorinį defibriliatorių, vykdau automatinio išorinio defibriliatoriaus nurodymus. Nesilieskit prie paciento. Patikrinkite, ar elektrodų jungtis tinkamai įjungta į įrenginį ir ar elektrodai uždėti ant nuskustos sausos paciento krūtinės ląstos odos. Nesilieskite prie paciento. Nesiliečiam prie paciento. Patartinas defibriliavimo smūgis. Defibriliatorius įvertino ritmą, nustatė, kad reikės defibriliuoti. Užsidegus lemputei oranžiniai liepiam visiems atsitraukti, įsitikinam, kad tikrai nieks nesiliečia, spaudžiam ir sakom defibriliuoju. Smūgis sukeltas. Sukėlus smūgį, tęsiame krūtinės ląstos paspaudimus. Krūtinės ląstos paspaudimus tęsime iki tol, kol žmogus atsigaus, atvyks GMP, arba mums, atliekant krūtinės ląstos paspaudimus, išseks jėgos. Jeigu tai yra mūsų artimasis, arba mes turime priemonę skirtą įpūtimams atlikti, atlikę 30 krūtinės ląstos paspaudimų, mes galime atlikti 2 įpūtimus, užsidėdami priemonę taip, kaip pavaizduota, ant paciento veido, atlošdami jo smakrą, paspausdami kaktą, užspausdami nosį, atliekame 2 įpūtimus. 1, 2. Atlikus įpūtimus, tęsiame krūtinės ląstos paspaudimus. Įpūtimai turėtų būti atliekami ne daugiau negu 10 sekundžių. Pradinis vaiko gaivinimas. Jeigu randame gulinti vaiką, vėlgi nebijokime prie jo prieiti, paklausti, kas atsitiko.
Jeigu vaikas neatsako, pajudiname jį už pečių. Jeigu vaikas nereaguoja, įsivertiname, ar vaikas kvėpuoja. Atlošiame vaiko galvą, pirštais laikome už smakro, bandome išgirsti, ar jisai kvėpuoja ir stebime krūtinės ląstą. Vertinimą atliekam 10 sekundžių. Jeigu vaikas nekvėpuoja, jūs esate ne vienas, liepkite skambinti 112 ir esant reikalui atnešti defibriliatorių. Jeigu jūs esate vienas, pradinį vaiko gaivinimą pradėkite nuo įpūtimų. Atliekami 5 įpūtimai, iš kurių 2 turi būti efektyvūs. Įpūtimai atliekami atlošus galvą ir užspaudus nosį pirštais. Įpūtimų metu stebime krūtinės ląstą ar krūtinės ląsta kyla. Atlikus įpūtimus, atliksime krūtinės ląstos paspaudimus. Vaikas turi būti paguldytas ant kieto pagrindo, apnuoginta krūtinės ląsta. Krūtinės ląstos paspaudimai atliekami krūtinės ląstos centre, spenelių linijoje, vieną ranką delno pagrindą dedam ant krūtinkaulio, pečiai virš krūtinės ląstos ir atliekama 30 krūtinės ląstos paspaudimų, maždaug įspaudžiama trečdalis krūtinės ląstos, krūtinės ląstai leidžiant sugrįžti. Atlikus 30 krūtinės ląstos paspaudimų, atliksime 2 įpūtimus. 1, 2. Ir tęsime krūtinės ląstos paspaudimus. Jeigu mes esame vieni, krūtinės ląstos paspaudimų ir įpūtimų ciklą turime atlikti 5 kartus ir kviesti GMP. Jeigu yra aplinkui žmonių, GMP kviečiame kiek įmanoma anksčiau. Gaivinimo veiksmus atliksime iki tol, kol atvyks GMP, arba vaikas atsigaus, arba išseks gaivintojų jėgos. Jeigu gaivinimas vyksta viešoje vietoje ir mes turime automatinį išorinį defibriliatorių, vaiko gaivinimo metu irgi galima naudoti. Jeigu yra galimybė, vaikui jaunesniam negu 8 metų naudokime arba vaikiškus elektrodus, arba parinkime vaikišką defibriliatoriaus funkciją. Elektrodai, priešingai nei suaugusiam, klijuojami krūtinės ląstos centre ir nugarinėje dalyje. Įjungiame automatinį išorinį defibriliatorių ir vadovaujamės jo tolimesniais nurodymais. Kūdikio klinikinės mirties metu, jeigu kūdikis praranda sąmonę, vėlgi taip pat kaip ir vaiko ir suaugusio metu, stengiamės jį pakalbinti ir pajudinti, įsivertindami, ar kūdikis reaguoja. Jeigu kūdikis nereaguoja, vėlgi prašomės aplinkinių pagalbos. Pasikvietę aplinkinius, vertinam, ar kūdikis kvėpuoja, atlošdami jo galvą, klausydami, jausdami ir stebėdami krūtinės ląstą. Vertinimas neturi užtrukti daugiau negu 10 sekundžių. Įsivertinę kūdikio kvėpavimą, jeigu kūdikis nekvėpuoja, pradinį gaivinimą pradėsime nuo įpūtimų. Atliekami 5 įpūtimai, apžiojant kūdikio burną ir nosį, atlošus kvėpavimo takus. Turėtume atlikti bent 2 efektyvius įpūtimus. Jeigu įpūsti nepavyksta, pabandykime pasikoreguoti kvėpavimo takų padėtį. Atlikus įpūtimus, atliekame krūtinės ląstos paspaudimus. Krūtinės ląstos paspaudimus atliksime viena ranka, vienos rankos 2 pirštais, apatinėje krūtinkaulio dalyje, linijoje šiek tiek žemiau negu speneliai, krūtinės ląstos viduryje. Atlikę 30 paspaudimų, vėl atliekame 2 įpūtimus, stebėdami krūtinės ląstą, ar jį kyla. Jeigu esame vieni, krūtinės ląstos paspaudimų ir įpūtimų ciklą turime kartoti 5 kartus ir tada kviesti GMP. Jeigu yra galimybė arba yra daugiau žmonių, GMP kviečiame kiek įmanoma greičiau. Automatinio išorinio defibriliatoriaus kūdikio gaivinimo metu, esant civiliniam gaivinimui, nenaudosime. Automatinis išorinis defibriliatorius yra skirtas naudoti visuomeniai, jis yra pakankamai paprastas. Jo naudojimo funkcijos nepriklausomai nuo jo modelio yra vienodos. Jisai turi keletą įjungimo mygtukų, gali tai būti vienas, gali būti 2 kaip šioje vietoje, vienas įjungimo, kitas elektros impulsos išleidimui. Principas yra toksai, kad pasiėmę automatinį išorinį defibriliatorių, įsiklijavę prie jo pridėtus elektrodus, užklijuojam elektrodus prie paciento kūno ant nuogos krūtinės ląstos. Jeigu tai yra suaugęs žmogus, vieną elektrodą klijuojam dešiniai pusėje viršui, kitą kairiai pusėje apačioje. Jeigu tai yra vaikas, priklausomai nuo jo amžiaus, jeigu elektrodai yra pakankamai dideli,
ir užklijuoti, kaip suaugusiems nepavyksta, galime klijuoti vieną elektrodą krūtinės ląstos priekyje, kitą elektrodą nugarinėje krūtinės ląstos dalyje. Įjungę automatinį išorinį defibriliatorių vykdome jo nurodymus. Vėlgi, jeigu jis yra viešoje vietoje, jis turėtų būti laisvai prieinamas, tad turėtume nebijoti jo pasiimti. Jeigu mes nerandame jo ir tai yra kažkoks prekybos centras, klausime apsaugos darbuotojų arba dirbančių darbuotojų, jį pasiimame, tikrai laisvai galime jį naudotis. Jeigu mes nežinome, kur yra automatinis išorinis defibriliatorius, šią informaciją mums bet kada gali suteikti mūsų GMP dispečeris, kai mes paskambiname pranešti apie pagalbą. Radus gulintį žmogų be sąmonės, nebijokime prie jo prieiti, įsivertinti jo būklę. Jeigu mūsų žmogus yra klinikinėje mirtyje, kiekvieną minutę vis artina prie negrįžtamų pokyčių ir galiausiai biologinės mūsų žmogaus mirties. Tad nebijokite prieiti prie žmogaus, pasiklausti, kas yra atsitikę, suteikti pirmos pagalbos veiksmus, pradinio gaivinimo veiksmus, įsikviesti GMP, jeigu reikia stebėti žmogaus būklę.